Visi nukreipkim savo dėmesį į vidų. Pasiekim savo kvėpavimą, kad nurimtų mintis. Nusilenkim savo dvasiai. Namaste. Pakvieskim Šrimatadžį į meditaciją. Kiekvieną savo viduj. Ir visi kolektyviai pasikelkim kundalinį ir pasidarykim apsaugą. Abi rankas nukreipkim į žemę. Dalis dėmesio viršugalvį, dalis muladarai. Centriniai muladarai, į tą vietą, kur mes sėdėm, ant ko sėdėm. Žemelę motiną mes prašom, išvalyk ir sustiprink mūsų muladarą. Tegul tyrumas, nekaltumas, išmintis įsitvirtina mumyse. Sustiprink mūsų pamatą. Galim pasakyti, kas mokam, mantrą Šri Ganešai. Om Tvameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Tegul įsitvirtina Šri Ganešos principas mūsų viduje.
Kairę ranką padėkime ant kelių, dešinė tegul lieka į žemę. Sustiprinkim savo kairę muladarą. Galim pasakyti mantrą Šri Nirmala Ganeša. Om Tvameva Sakshat Shri Nirmala Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Dešinę ranką ant kelio, o kairę nuleidžiam į žemę. Dėmesys į dešinę muladarą. Motinas, tu esi viso blogio naikintoja. Prašau, sunaikink visą blogį tiek mūsų viduje, tiek išorėje. Sunaikink visus netyrus norus, netyras mintis. Mantra Šri Kartikėja. Om Tvameva Sakshat Shri Kartikėja Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Kairę ranką padėkime ant kelių, o dešinę įdėkim į kairę kirkšnį. Čia, kur glūdi mūsų tyros dieviškos žinios. Laikykim dėmesį šitoj vietoj, šitam centre. Tegul prisipildo vibracijų, tegul išsivalo. Visa, kas atakuoja mūsų tyrą žinojimą, tyrą žinias.
Dešinę ranką padėkime ant kelio, o kairę uždėkim ant savo kepenų į dešinę nabį, dešiniai pusiai po šonkauliais, kur baigiasi šonkaulių lankas. Paprašykim, kad motina išvalytų mūsų dėmesį. Ir galim pasakyti mantrą Šri Nirmala Čita. Nirmala Čita reiškia tyras dėmesys. Om Tvameva Sakshat Šri Nirmala Čita Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Tegul visas karštis, pyktis, reakcijos, tegul būna sunaikintos. Tegul išsivalo mūsų dėmesys. Kairę ranką padėkim ant kelio, o dešinę uždėkim ant centrinės nabį. Bambos sritis, truputėlį aukščiau bambos. Laikykim dėmesį ten, kur ranka ir viršugalvė. Motina, pripildyk mūsų nabį centrą visiško pasitenkinimo. Duokim vibracijų voidui. Galim dešinę ranką pasukti aplink savo pilvą tokį didesnį ratą. Motina, padėk mums pereiti visą iliuzijų vandenyną. Pakelk mūsų dėmesį aukščiau. Įtvirtink guru principą mūsų viduje. Mes esam patys savo mokytojai.
patys savo šeimininkai, patys savo guru. Dėmesys į ranką kyla į kairę širdį. Aš esu dvasia. Ne šitas kūnas, ne šitos mintis, ne šitos emocijos, ne šitos baimės, ne šitie prisirišimai. Aš esu dvasia. Pasakykime mantrą Šri Šiva Parvati. Om Tvameva Sakshat Shri Shiva Parvati Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Dėmesys kyla į Hamsa čakrą, tai yra tarpas tarp antakių. Dešinės rankos rodomuoju pirštu prispaudžiam ir pamasažuojam. Motina, duok mums įžvalgos, duok mums gebėjimą atskirti, kur yra tiesa, kur yra melas. Dėmesys į ranką kyla į galinę agiją. Uždėkim dešinę ranką ant pakaušio, truputėlį galvą atloškim atgal. Ir kiekvieną savo viduj paprašykim: Motina, aš prašau atleidimo už tai, ką aš darau, ką padariau ne taip prieš savo dvasią, prieš savo dvasinį augimą. Prašau, atleisk man. Prašau, atleisk. Įtempkim delniuką, uždėkim ant viršugalvio ir pamasažuokim. Motina, sustiprink mano dvasinę savirealizaciją. Sustiprink jogą.
Sustiprink jungtį. Pakelk mano dėmesį aukščiau minčių, aukščiau proto. Pakelk mano dėmesį į Savasrarą. Duok man patirti beminčio sąmoningumo būseną. Duok man patirti jogą. Truputėlį ranką keliam aukštyn ir dėmesys kyla aukštyn. Ir tegul jis lieka virš galvos, o ranką nuleidžiam. Ir pamedituojam.
Po truputėlį baigiam meditaciją. Padėkojam, nusilenkiam savo dvasiai. Padėkojam motinai už vibracijas, už būseną, už viską, ką mums duoda. Ir pasikeliam kundalinį ir pasidarom bandaną. Tai ačiū visiems, kas meditavo. Ačiū labai, užkilo gerai. Oi. Taip, tikrai tas pats jausmas ir man. O. Taip, kaip po gero masažo, kaip būna. Jo. Ne? Ačiū labai. Tikrai, kad taip ir atrodo, va taip sako, norim ten ranką uždėti ir man ten irgi nori sėdėti, nes ten kažkas ar skauda, ar kažkoks nemalonus pojūtis ir taip, va kažkaip net atrodo jauti, kur reikėtų. Taip. Taip, viskas labai tikrai. Tai ką puikaus. Saulės šilumos visiems. Taip. Jau, man atrodo, kad žiūrėjau vakar, kad jau nuo šiandienos toksai jau geras atšilimas, jau kyla jau. Visą laiką kils po truputėlį temperatūra. Tai džiaukimės ir jau pradėkime medituoti lauke daugiau. Gal netgi toj, kaip nugriaudės ant žemės, galėsim medituoti. Bunda viskas, tai ačiū jums visiems. 20 gero savaitgalio, iki antradienio. Tiesa, norėjau paklausti, gal buvo kažkas koncertuose? Tu buvai, ar ne, Dovilė? Aš norėjau į Marijampolę važiuoti, nes man, sakau, ten tokie ženklai į Marijampolę. Ir nepavyko? Ar kai jau susiruošiau, susirgo tas, kas turėjo vežti, ir aš ten netgi pakviečiau žmonių, žodžiu, kad vienu žodžiu, kad ateitų, ir dabar jaučiu išėjo įdomiai, jeigu tie žmonės atėjo, aš net važiavau. Nieko. Nes aš galvoju, gal dar įvyks kažkoks stebuklas, gal kažkas iš Vilniaus pro Alytų pravažiuos, va taip, gal dar mane paims, ir taip jau ruošiausi, jau kaip važiuoti jau atrodo, nes tikrai norėjosi ir pabūt gyvai. Ir dar man ten biškai jaučiu su Svadistana problemų, galvoju, gal kažkas man ten padės atblokuoti ir panašiai. Ir dar sakau, ir viską vienu metu norėjau, ir taip su ta Marijampolė nieko neišėjo, va dabar ėjo ir praėjo man ta Marijampolė, nežinau, jau nematau jokių ženklų, niekas nekviečia ten važiuoti. Gal turėjau tiesiog kažką pakviesti, aš nežinau. Taip, o Dovilė, o kaip jums ten buvo, jūs kažkaip Kaune susitikote, ar ne su Ieva, aš mačiau, kad nuotrauka buvo. Jo, susitikom Kaune su Ieva, mes ten netyčia, nes aš labai norėjau ir į Pudžą važiuoti, ir visur, ir nebuvo su kuo. Ir tada važiavau į tą sveikatingumo mugę ir taip va tik tais užėjau, tuo kampu praėjau ir ten iš karto ant jų pataikiau ir kokias 2 valandas aš ten ir pasilikau, bet nepameditavom, žodžiu, nes aš ten 2 valandas su jais ir praplepėjau apie Alytaus reikalus.
Tai va, mes sakėm, Geras. judinsim rūtą, kažką reikia daryti, nes jau patalpos Taip. kaip ir nu, tokia vietelė kaip ir yra, žodžiu, bet, žodžiu, reikia, kad kažkas tai vestų, tai va, šnekėjom ir galvojau, kaip tik pakeliui pasišnekėsiu su rūta, pakeliui, nu, ten į Marijampolę, ar taip pat išėjo, Taip. nieko neišėjo, nu, nieko, reiškiasi, dieviško energija turėjo kažkokiu tai kitokiu planu. Ne, bet gal dar išsirutulios kas nors. Žinot, Nu, noras gal pradžioj, paskui žiūrėsim, sakau, veiksmas. gal tiesiog laikas dar netėjo, gal tiesiog reikia biški, va, Taip. sakau, aš ir pati, va, išvažiavau dabar va, visą mėnesį būsiu čia, gal nuo gegužės mėnesio kažkas pajudės, tai va, tai. Tai va, prašom, prisijunkit prie Klaipėdos meditacijų. O su Klaipėda biški, jo, aš Palangoj, mum ten, nu, sekmadieniais tik tais galim išvažiuoti, nes šiaip tai labai, labai procedūrų čia pridėta ir Nes viena jogė Irma iš Klaipėdos, iš Palangos važiuoja į Klaipėdą. Galima būtų prisijungti. Supratau, tai sakau, Ir nebent grįžtumėt. sekmadieniais jau ten praleistumėm kokį maitinimą, gal galėtumėm kažkaip iki to. Ne, sekmadieniais nebus meditacijos, man Tai atrodo. va, tiesiog. tai. Sekmadienį bus 26 balandžio, bus programa, nu tokia programa, atvažiuoja į Meditacija. Vertą. Ai, supratau. Nu, tai Yra gal, Klaipėdoj. paskelbta, Facebook'e yra gal kažkas. 26 dieną. Jo, tai gal Gerai. kažkaip eis ten, tik mane reikia prie grupės ten prijungti, nes aš jūsų, nu, negaliu, kas moderatorius yra Facebook'e grupės, tai prijungti ir pasižiūrėsime, kaip ten ką. Ne, ta Facebook'o grupė visiems yra atvira, tai man atrodo informacija tiesiog, ar ne, Facebook'e. Taip, Jo, Sakadžio dėl joga informacijos, nes aš LT. sakau, aš per Egidijų, beje, Vytauto Egidijos linkėjimų perdoda, sako, jūs jį mato dažniau negu aš. Jo? Iš Vilniaus Mhm. tas buvo. Mes su juo kalbėjom, sako, linkėjimai Vytautui. Tai va, Gerai, tai ačiū. faina tikrai buvo susitikti gyvai su jogais ir norėjosi va dar, nes atsikėliau šeštadienį ryte, žiūriu, prisnigo, galvojau, gal dar į Kauną važiuoti, bet aš nelabai žinau, kur tam Kaune, suprantat, autobusu atvažiuoti ir ten blūdyti po visą tą Kauną, ieškoti, kur ten ta biblioteka randasi, galvojau, tiek to atidedam ant Marijampolės, nu, bet ir ta Marijampolė irgi, va, taip. Nieko, bus dar. Sakė, kad ten biški irgi susirgo žmonės, tai va, tai, nu, įdomiai gavosi, bet turbūt taip turėjo būti, nes aš būtent vieną vaikinuką pasiunčiau, nes man atrodė, kad jam reikia višudį atsiblokuoti. Dešinį. Persidainavo. Žodžiu, ir buvo. Gal kam nors ir suveikė, gal kas nors sužinojo. Sakau, nes kodėl man tai vat pasėdo ant tos Marijampolės, iš vien kokias, sakau, 3 savaitės Marijampolę, matau po kokios, 5 kartus į dieną. Važiuoju į Kauną ir matau ženkliukas Marijampolė, suk, nu jau kai prisiruošiu tą Marijampolę važiuoju, žiūriu, kad kažkas neleidžia, nu tai reiškia, tik tiek reikėjo. Žinai, Dovilė, dėmesys irgi veikia. Tai va, tai. Dėmesys, gal Marijampolė reikėjo dėmesio tavo. Tai turbūt kažką turėjau pasiųsti aš ten į tą renginį. Nu nežinau, atėjo, netėjo, nes man nieko neparašė, kad aš mažiau peržiūrėjau žinutę, galvoju, nu gal nesusidomėjau. Bet jeigu atėjo, tai gavosi labai keistai, pakviečiau ir pati netvykau. Nu. Nieko tokio. Man atrodo, gal kad taip vis tiek, reikėjo. jeigu ir nuėjo, tai paklausė muzikos, o kam? Viskas gerai. Muzikos paklausė, aš tikiuosi, kad gal ir meditacija patiko, jeigu nuėjo, nes kažkaip tai. Aš nelabai dar pasidomėjau, reikės paklausti, kaip ten praėjo, tai Marijampolė. Nes aš, sakau, prisijungiau paskui šeštadienį, ne, tai yra antradienį, paskui prisijungiau čia va jau prie meditacijos ir žiūriu, 7 žmonės tik tai atėjo, sakau, negi visi Marijampolė. Galbūt, nežinau. Jo, visi Marijampolė, o manęs nepaėmė. Gerai, viskas, gero buvimo, aš varau, mane jau kviečia, tai iki, ačiū labai, Elytė, kad pravedė meditaciją, buvo tikrai labai, labai gerai. Ir gero buvimo Palangoj. Iki malonaus. Iki.